Nuo seno žinomas kaip baldininkų ir chemikų miestas, Jonava ir šiandien palankus bei atviras verslui. Puikiai geografinė padėtis, beveik geografinis centras, šalia didžiųjų kelių ir miestų esančiame rajone yra 600 verslo įmonių. Mažų ir vidutinių, na ir žinoma tokie gigantai kaip Achema, garsėjanti ir už Respublikos ribų. Ar ypač senas tradicijas puoselėjanti įmonė Baldai Jums. Akcinė bendrovė Achema, didžiausia Jonavos rajono įmonė ir stambiausia azoto trąšų bei kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Pagrindinė įmonės veikla azoto trąšų bei kitų chemijos produktų gamyba ir prekyba. Bendrovė gamina daugiau kaip 40 pavadinimų produkcijos. 2012 metais parduota apie 2,7 milijono tonų trąšų. Akcinė bendrovė nuolatos tobulina ir modernizuoja gamybos technologiją. Visi technologiniai procesai kompiuterizuoti. Įkūrimo datą įmonė skaičiuoja nuo 1965 metų, kai buvo pagaminta pirmoji produkcija. Akcinė bendrovė Achema didžiausias ir geidžiamiausias darbdavys Jonavos rajone. Šiuo metu čia dirba beveik 1500 darbuotojų. Jų atlyginimų vidurkis yra vienas didžiausių tarp Lietuvos pramonės įmonių. Uždaroji akcinė bendrovė Agrochema profesionali įmonė propaguojanti naujoves, produktų ir paslaugų kokybę, atsakingumą ir pagarbą klientams, jungia 7 įmonės. Įmonės pasididžiavimas skystosios trąšos lyderis, ne kartą pelnė laurus nacionalinėse parodose žemės ūkio mugėse. Ūkininkų patogumui prekės iš Agromax tinklo pristatomos tiesiai į kiemą. Be to, ūkininkai gali gauti natūrinius kreditus ir kitas derliaus aptarnavimo paslaugas. Uždaroji akcinė bendrovė Baldai Jums daugiau nei 18 metų sėkmingai veikianti įmonė. Net 98% įmonėje pagaminamos produkcijos yra eksportuojama į prestižinius pardavimo tinklus Vokietijoje, Danijoje, Jungtinėje karalystėje, Austrijoje, Skandinavijoje. Ilgalaikė patirtis, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kokybiškos žaliavos ir pilnas gamybinis ciklas nuo rąstų iki supakuotų baldų. Įmonės baldų medžiagos sertifikuotos kaip gaminiai nežalingi aplinkai. Baldai Jums gamtos dalelė Jūsų namuose. Reabilitacijos centre Atgaiva Tau gali gydytis ir semti sveikatos visos Respublikos žmonės. Po sąnarių persodinimo, kitų traumatologinių, ginekologinių operacijų, virškinimo ligų. Svečiai mėgsta įvairias programas, ypač dabar labai populiari svorio korekcijos programa. Čia atliekamos vandens, kineziterapijos procedūros, masažai, galima psichologo konsultacija. Gongo, reiki, vaistažolių terapijos. Centre vyksta įvairios stovyklos ir konferencijos. Atgaiva Tau, atgaiva sielai ir kūnui. A grupė – linų audimo fabrikas gaminantis tekstilės gaminius šeimai ir namams. 90% produkcijos eksportuojama į Suomiją, Švediją, Daniją, Prancūziją. Šiurkščių gaminių liniją pirčiai ypač vertina Skandinavijos šalys. Minkšto lino gaminius mėgsta pietų šalys. Kasmet įmonės specialistai dalyvauja 4 tarptautinėse parodose Frankfurte, Paryžiuje, Miunchene. Neseniai įmonė atnaujino gamybos įrengimus ir pradėjo austi visiškai naujus, įdomius ir vertinamus faktūrinius, gofruotus ir plise audinius. Sėkmingai 20 metų dirbant įmonė Lonas gamina ir prekiauja čiužiniais. Lietuviškų čiužinių gamintoja nuolat auga, o įmonės patikimumą patvirtina sertifikatai, stipriausi Lietuvoje. Visos Lono čiužinių gamyboje naudojamos medžiagos atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo reikalavimus. 2012-aisiais vienas Lono kvėpuojančių čiužinių kolekcijos kišeninių spyruoklių čiužinys Tyla išrinktas Lietuvos metų gaminiu ir įvertintas aukso medaliu. Įmonė Lonas komforto meistrai. Siekia užtikrinti sveiką ir kokybišką miegą. Uždaroji akcinė bendrovė Tokia LT. Namų apyvokos prekes pradėjusi gaminti prieš 14 metų yra viena didžiausių švaros prekių gamintojų Baltijos šalyse. Kompanijos gaminių galima nusipirkti rytų ir vakarų Europoje bei Skandinavijos šalyse. Įmonė yra vienos didžiausių Europoje ir pasaulyje namų apyvokos prekių gamintojos. Prancūzijos kompanijos Pontex atstovė Lietuvoje ir Latvijoje. Kempinės, kempinėlės buičiai ir kūnui bei kitos namų apyvokos prekės. Tokias LT gaminiai ne prekė, tai būsena, kurią gamintojai dovanoja pirkėjams.
Akcinė bendrovė Jonavos grūdai apdoroja, saugo ir prekiauja grūdais ir rapsais. Jos padaliniai išdėstyti patogiai grūdų augintojams keliuose Lietuvos rajonuose. Šiuo metu bendrovę sudaro 2 veikiantys grūdų perdirbimo ir saugojimo kompleksai esantys Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse. Jonavos 113 tūkstančių tonų talpos grūdų elevatorius pajėgus priimti iki 2,5 tūkstančio tonų produkcijos per dieną. Automatizuotai per parą galima pakrauti ar iškrauti per 1000 tonų. Pauliukų žemės ūkio bendrovė moderni ir šiuolaikiška. Kiekvienoje iš 3 renovuotų fermų telpa apie 200 gyvulių. Iš pagrindų pertvarkyti tvartai įrengta moderni mėšlo šalinimo sistema. Bendrovė augina ir grūdus, kuriuos gali saugoti 4 arkiniuose bokštiniuose sandėliuose. Jie šeria savo ūkio gyvulius, o perteklių parduoda. Jonavos rajono ūkininkas Algimantas Pučėta, turintis apie 350 hektarų dirbamos žemės, augina grūdus ir rapsus. Jei geri metai, prikulia apie 7 tonas grūdų ir 2 tonas rapsų. Mažo šeimos ūkį valdančio ūkininko laukuose nauja technika. Prieš kelis metus su žmona ir dukra dirbantis ūkininkas pasistatė naujus namus ir ūkinius pastatus. Patogi geografinė padėtis, palankus savivaldybės požiūris į verslų, dirbantį ir kuriantį žmogų sudaro geras sąlygas rajone kurtis ir plėtotis verslo įmonėms.